Trakų estetikos centras organizuoja mezotrichologijos mokymus, kurie yra skirti skatinti plaukų augimą. Mokymo metu yra teorinė dalis ir praktinė dalis. Teorinėje dalyje yra analizuojamos visos estetinės problemos susijusios su plaukų slinkimu ir tie atvejai, kokiais yra rekomenduojama atlikti estetinės mezoterapijos procedūros plaukuotojo galvos dalyje. Mezotrichologijos procedūrų kursas yra sudaromas atsižvelgiant į estetinės problemos išreikštumą. Ir pati procedūra yra atliekama 2 etapais. Pirmasis etapas tai yra kraujagyslinis etapas arba kraujotakos aktyvinimo etapas. Antrasis etapas tai yra estetinės problemos apdirbimas, taikant estetinės mezoterapijos technikas bei metodikas. Ir jeigu jūs dar negirdėjote apie tai, kas tai yra kraujagyslinis etapas ir koks yra teisingas plaukų augimo stimuliacijos atlikimo procedūros protokolas, tai kviečiu visus registruotis į Trakų estetikos centro organizuojamus mezotrichologijos mokymus.